atlikėjų bei verslininkų Igoriu Jarmolenka susitikome viename jo restoranų ir pradėjome pokalbį nuo jų dviejų su žmona kelionių. Pasirodo, pora aistringa keliautoja. Ir štai jau turi sąrašiuką vietų pagal tvarką nuo geriausios iki tos, kurioje jų kojos daugiau niekada nebus. Šveicarija dar prieš 15 metų, nepameluosiu, jeigu net prieš 18 buvau svečiuose pas seserį, nes nuolat bendraudavom. Ir nepamiršiu niekada, kai va ką tik po kelių sulčių buvo išgertas ir jisai toj pat buvo sulankstytas iki ko mažesnė. Sako, kodėl tu sako taip darai, gal tau ar nešti rankas? Ne, sako, pasirodo čia normalus dalykas, reikia supresuoti kaip įmanoma, kad mažesnis būtų tas kiekis, nes pas juos matomai kaina priklauso nuo gabarito šiukšlių. Taigi Šveicarija pagal Igorio tvarumo indeksą, kaip supratote, yra sąrašo viršūnėje, o štai Italija Igoris turi atskirą vertinimą. Toks vidurkis. Kai Italija yra didelė, ne nuo šiaurės iki pietų. Ir jau čia mes matom daug skirtumų. Šiaurės Italija, kaip ir Europa, viskas labai panašu kaip pas mus. Bet jeigu kuo tu gilin važiuosi ten, kur dar karščiau, aišku, maistas ten dar skaniau ir labai skanus, bet dėja, kas liečia kultūros tokių šiukšlių, jau galima vieną kitą ir popieriuką pamatyti, kad ir centre, ir šuniukai vaikšto, bet kur gali padaryti ir tu gali užminti, kad ir Kalabrijoje atsimenu, einu, viskas gražus centras. Sako, atsargiai, draugas įspėjo. Gerai, kad aš tikrai nepataikiau, nes šuniukai, kaip eina su šuniukais, ten labai myli ir labai gerai, kad myli gyvuliukus, bet dėja savo išmatėlių nenori surinkti pietų Italijoje. Sąrašo gale atsidūrė viena turistų pamėgta atostogų šalis – Tunisas. Vieną kartą nuvažiavau, taip, gražu, patiko gerai, bet kada tu plauki ir tau maišelis į veidą, susiliečia su tavimi polietileninis maišelis, tai yra nemalonu, tikrai nemalonu. Ir labai gaila, kad turint tokią gražią gamtą, tiek gražių vaizdų, vis dėlto žmonės neįvertina. Gyvenantis ten, dar reiktų jiems turbūt dar tikiu, kad gal ateis laikas, kada jie supras, kad negalima taip žaloti savo gražių vaizdų. Ir vis dėlto jūroje tai kaip jaučiasi gyvūnėliai, kiek mūsų ekologija, kaip nukenčia, jeigu bet ką gali išmesti į jūrą. Ir gaila, bet aš kaip turistas jau ir nebenoriu važiuoti, nes aš radau gražesnių vietų, kur tikrai gražiau, tvarkingiau ir pasirenkam su šeima kitur. O kiekgi automobilių reikia Igorio šeimai, kad jie nesijaustų tikrais gamtos teršėjais? Tai vis dėlto dviejų reikia, nes mūsų poreikiai su žmona skiriasi, taip jinai daugiau ir su vaikais užsiema, ir būrelius vežioja, ir iš būrelių iš mokyklų, taip pat padedu ir aš taip pat darau, kaip mano yra galimybė neužimta, taip pat mes pasidalinam dėl vaikų vežiojimo, bet aišku, aš turiu renginių daugiau ir savaitgalių, taip pat turiu važiuoti, o žmona lieka su vaikais, su šeima, tai jie kaip pat pavažiuoja kažkaip kitur savo reikalais. Tai be dviejų mašinų, manau, mes neapsieitumėm. Nors galbūt ir būtų labai gerai turėti vieną mašiną, tai būtų sutaupimas, bet dėja šiai dienai be dviejų mašinų mes negalime. Igoris ne vieno restorano bendrasavininkis, tad jam itin aktuali tema maistas. Kaip apskaičiuoti, kiek jo užsakyti, kad ir pakaktų ir nereikėtų išmesti? Mes išmokome tiek užsakyti, kad tikrai niekiek nebūtų išmesta. Ir be abejo, kada pas tave dirba aukštos kvalifikacijos virėjai, kepėjai, jau pasitiki ir tikrai žinai, kad kokybė bus tokia, kad žmogus praktiškai ir nepalieka. Būna kartais vaikučiai nesuvalgo, dar kažką turime, mes kažkiek tokių atliekų, bet yra tikrai labai nedideli kiekiai, kur yra utilizuojami ir panaudojami arba pačių darbuotojų gyvuliukams. Pas mus būna tikrai dienų, kur visiškai nelieka. O tai, pavyzdžiui, jeigu tokie padžiovinti būna doniukai, kaip mes doniukai, tai turiu draugų, kurie miškininkai, aš juos vadinu. Tai jie pamaitina gyvuliukus ir žiemos sezonui. Tai netgi sako, kaip gaila, kad nieko neliko. Sakau, gal ir gaila, kad gyvuliukai šiandien negaus, bet aš kaip džiaugiuosi, kad mes mokame taip išnaudoti savo produktus, kad atliekų visiškai neturime. Kokį Igoris duotų patarimą, kaip pernelyg nesišvaistyti? Ar turimais daiktais, ar pinigais, ar dar kuo? Galbūt mes kada ir uždirbam geriau, eidami parduotuvėje ir nepažiūrim į kainas. Bet tada reikia vis tiek į kiekius pažiūrėti. Ar tikrai šitas daiktas, ar tai produktas, ar tai rūbas tau reikalingas. Ar tu jo nori, tik tai, ar jis tau būtinas,
ar reikalingas? Vat užduok savo kelis klausimus ir tada gali apsisukti ir vėl toliau eiti. Jeigu tu matai, kad tau tikrai būtinas, tai valio. Tikrai pirk tą daiktą, jeigu jis tau būtinas. Jeigu tu tik galvoji, o galbūt jis reikalingas, o gal ne, gal šiandien pakramstysiu, o gal ne, o paskui tu pamirši po šaldytuvę ir išmesi, va čia jau yra blogai. Manau, kad jau atsikratėm tokių dalykų, kažkada buvo, kad pripirkam ir pamiršom, šaldytuvė kažkur užkišta, garantija praėjo ir reikia jau išmesti. Bet tokios nuodėmės nereikia daryti. Manau, kad ir tavo kišenė bus lengviau, ir atsiras ir finansų papildomų, jeigu išmoksi tvarkingai ateiti, apsipirkti ir panaudoti tą pirkinį iki galo. Na, o pokalbio pabaigai Igorio klustelėjome, ką jis galvoja apie tvarumą. Kaip žinomos, vyras šifruoja šį žodį. Tvarkingumas, estetika, kultūra, be abejo. Visada gerai. Vis tik aš manau, kad reikia džiaugtis, kad Lietuvoje yra tas įskiepytas dalykas ir netgi tais giliais tarybiniais laikais aš dažnai girdėdavau, kaip svečiai atvažiuodavo iš Kazachstano, iš Armėnijos, iš tų pačių Kaukazo šalių, ne tik iš Baltarusijos, Rusijos, labai pagirdavo mūsų Lietuvą. Jau tada jiems atrodė kaip europinė šalis.